Sveiki, pristatysiu savo lošimo kamuoliukų sistemą, kuri yra praktiškai vienoda su tonibet.lt statymų svetainės lošimo kamuoliukų juodų ir geltonų sistema. Jos praktiškai vienodas. Tai pradėsim. Jums bus mano aparatas, o savo susikūriau testavimui tiesiog komandą. Kad būtų greičiau, paprasčiau ir patogiau. Tai va. Mums išmeta langą, lošimo kamuoliukai ir turime 3 mygtukus, vieno kol kas paspausti negalima, nes netlikėme visų punktų. Tai kitai mygtukai tai pasirinkti statymą ir pasirinkti statomą sumą. Tai čia prie šito prieisime vėliau. Dabar dešinėje matome informacijos langelį ir raudonų tekstų parašyta yra tokia kaip priminamoji žinutė, jog mažiausia statoma suma yra $250. Statymai reikia viską užpildyti. Viską užpildyti yra pasirinkti statymą ir pasirinkti statomą sumą. Kai pasirinkti statomą sumą, jums ją rodys čia ir kai pasirinksite statymą, nuo jo priklausys ir koeficientas nustatymo, nuo jo dažnumo, retumo ar panašiai. Ir galimas laimėjimas. Bendrai kamuoliukų skaičių suma, tai apie šitą papasakosiu įpusėjus vaizdo įrašus, kai vykdysime ką nors su skaičių sumomis. Tai va. Pirmą pradėkime nuo to, kad pasirinkti statymą. Paspaudžiame pasirinkti statymą ir mums išmeta langą su statymais ir dešinėje jų koeficientais. Čia viršai jų parašytas statymo pavadinimas ir koeficientas. Čia yra tik keli statymai, kadangi nebuvo laiko truputį padaryti kitų, nes labai greitai norėjau pristatyti sistemą, sužinoti ją tęsti ir ne. Ir kas yra koeficientas nežinomiems žmonėms, nežinantiems, paaiškinsiu. Tai yra skaičius, kuris dauginasi iš statomos sumos ir jų abiejų sandauga yra grąžinamas kaip laimėjimas, jeigu laimėjote. Jeigu nelaimėjote, tai tiesiog jūsų statoma suma, pralošite savo statomą sumą. Tai va, ir bus kitų statymų ten, kai iškris kamuoliukas su pasirinktų skaičiu savo eilės, geltonų suma, pilkų suma, tiesiog statymas ir jo antonimas. Tai tiek. Tai va, tai pirmą pradėsime gal nuo geltonų kamuoliukų, bus daugiau nei pilkų. Tai šitą pasirinksime, geltonų kamuoliukų bus daugiau nei pilkų ir iš karto matėme, geltonų kamuoliukų yra koeficientas 2, iš karto matome čia koeficientą 2. Čia informacijos langas, kad nereiktų čia junginėti. Ir pasirinksime statomą sumą, tai jeigu minimali suma yra 2PM, tai 2KM9. Mums tiesiog neleis, mažiausia statoma suma $250. Tai ir statysim $700. Štai, $700 statoma suma ir koeficientas 2. Tai 700 kart 2 yra 1400 ir tai yra galimas laimėjimas. Štai, pasirinkome abudu, tai yra abudu punktus ir jau galime atlikti statymą. Mums leidžia paspausti atlikti statymą mygtuką. Tai ir spaudžiu. Štai krenta kamuoliukai, su kiekvienu kamuoliuku auga bendra kamuoliukų skaičių suma. Vienodai iškrito, vienodai pilkų ir vienodai geltonų. Kodėl mes pralaimėjome, nes statėme, kad geltonų bus daugiau, o jų iškrito vienodai. Ir tai visai bus kitas statymas, kad iškris vienodai pilkų ir vienodai geltonų. Tai atskiras statymas. O bendrą kamuoliukų skaičių sumą padariau dėl to, nes, kad žmonėms nereikėtų traukti skaičiuotuvų ar su galva, kad galva neužkaistų, bet skaičiuojant, tai čia tiesiog užtvirtint, kad nereiktų galvoti. Iš karto matys visą sumą. Tai va, pralaimėjome, jūsų statymas nepavyko, pralošite $700. Gaila, tai galime pasirinkti 100% kokį, kad laimėsime, tai nežinau. Visų kamuoliukų suma bus didesnė nei 150,5.
Tai čia yra mano tokia klaidelė, nežinau, čia reikės keisti ar patį šitą skaičių, ar kamuoliukus nuo 1 iki 50, o ne, nes dabar yra nuo 1 iki 100, nes tiesiog 4-5 kamuoliukai iškrenta jau ir 150 būna, o iš viso yra 8, tai mažinsiu arba didinsiu skaičius čia. Arba čia didinsiu, arba ten mažinsiu. Tai va, tai čia jau bus 100% laimėjimas, tai žinokit, kad žaidime jau taip nebus. Ir statysime $500. Štai galimas laimėjimas 1000 ir atlikti statymą. Spaudžiam. Štai iš karto. Su tokiu statymu galime matyti visą sumą, ar mums bus rami galva. Ir štai 477 didesnė, laimėjame $1000. Jūsų statymas pavyko, laimėjote $1000. Ar laimingas esu. Tai ir viskas, kaip ir mano sistema pristatyta. Nu, dar kokį galime, pirmas lyginis, paskutinis nelyginis. 600. Pirmas lyginis, nu, jeigu paskutinis bus nelyginis, laimėjom. Lyginis pralošė. Tai va, mano sistema pristatyta. Laukiu vertinimų. Laukiu vertinimų ir dėkui už dėmesį. Iki kito karto.